Krepšinio turnyro sugrįžę paukščiai organizatorius Jonas Baltrušaitis. Į šį turnyrą susirinko net 16 komandų, gausiausias skaičius, kiek buvo organizuota, nes jau, kaip minėjau, tai yra 14 turnyras, kuris pirmas prasidėjo 1996 metais ir tos tradicijos tęsiam iki šių dienų. Kiekvienais metais vis atsiranda naujų komandų, ypač tos paskutinės laidos, kurios yra baigę prieš metus, prieš 2, prieš 3, 4. Jos stebėdavo tas varžybas ir dabar jie labai laukia to turnyro ir visi stengiasi atvykti į mokyklą buvusią savo. Tai dabar vyksta kaip tik kova dėl 3 vietos, labai ir gausus žiūrovų palaikymas, klasės draugės ir draugai susirinkę, kurie nežaidžia, stebi varžybas nuo ryto iki vakaro, nes penktadienį prasidėjo varžybos jau vakare 18 val. Baigėsi prieš 11, prieš 23 val. Šeštadienis visą dieną vyko nuo pusė 9 iki 11 val. Varžybos. Ir šiandieną, kaip matote, vyksta jau finalinės kovos, kuris aiškinama finalinis 8-tukas, tai dėl 7-8 vietų ir dabar vyksta kova, kaip minėjau, dėl 3-4 vietos. Ir neužilgo prasidės pati finalinė kova, kur labai simboliška šiais metais taip sutapo, taip jau išėjo, kad susitinka jauniausiai, mūsų pernykštiniai paukšteliai vadinami ir dabar ir pati vyriausia iš tų dalyvaujančių, kurie jau galėjo dalyvauti ir seniorų grupėje, kuriems jau per 42 metus šioje žaidžia mūsų patys garsiausiai žmonės mokyklą. Tai ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojas Tomas Pačėsas ir edukologijos universiteto dėstytojas Paulauskas Rutenis ir čia kirti tokie žymus mūsų buvę auklėtiniai. Tai vienas žodžiu, šita yra, kaip galima sakyti, žvaigždžių yra komanda mūsų gimnazijos. Tai labai laukiam šito finalinio susitikimo. Kas laimės, ar jaunystė, ar patirtis.